Sveiki kolegos, šiandien noriu pašnekėti apie kokybiškus siūlus. Naudoju siūlus siuvime ir ant didelių ritelių, ir ant mažų ritelių. Kažkaip su dideliam riteliam nebuvo problemos pasirinkti, nes jos yra tikrai firminės, tai jūs galite matyti su užklijuotais lipdukais ant kiekvienos ritelės, bet dabar su mažosiom ritelėm yra šiek tiek įdomiau. Dažniausiai naudoju mažas riteles dviejų firmų, Aman ir Gutermann. Va čia yra pas mane įvairiausio dydžio ritelių, kai kurios jau yra nusuktos, jos yra siūlai jau panaudoti, jos yra mažesnės, bet noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad kai pirksite siūlus, būtinai pirkite tokią ritelę, ant kurios jūs matytumėte užrašytą siūlo kodas, siūlo numeris. Čia pavyzdžiui yra užrašytas numeris 100. Tai yra dažniausiai naudojamas siūlas, su kuriuo galima siūti ir lygiai taip pat apmėtyti. Taip pat yra užrašyta spalvos kodas. Kitoje pusėje firminės ritelės rašo, kad tai yra 100% poliesteris ir firmos pavadinimas. Šitie siūlai pasižymi tuo, kad jie yra armuoti, jie yra susukti iš keleto siūlo pluoštų ir jie yra labai tvirti. Šitas siūlas nenuplyšta siuvant. Štai šitas siūlas yra 120 storio. Jis taip pat tinka ir susiuvimui. Kaip matote, ant kitos pusės taip pat yra firmos pavadinimas, kad jis yra iš 100% poliesteris, spalvos kodas ir visa kita. Ir taip pat be abejo jie rašo metražą. Taigi visa informacija turi būti surašyta ant ritelės. Kartais tenka matyti įvairiuose prekybos centruose štai tokias riteles. Vienokias ar kitokias, ar baltas, ar mėlynas, ar dar kažkokias. Tai va šitie siūlai siuvimui tikrai yra netinkami. Be abejo, aš jau net nekalbu apie va tokius va senovinius medvilninius siūlus. Be abejo, tegul jie būna namuose, galbūt jūs kažką susiūsite rankom, panaudosit sagos įsiuvimui, kokios nors skylutės užadimui. Normalūs siūliukai siūti rankomis, bet deja, mašina pasakys niu ir jinai tikrai nesiūs. Galiu pakomentuoti, kodėlgi jie negeri, kodėlgi jie nekokybiški. Visų pirma, medvilniniai senoviniai siūlai, jie per ilgą laiką, jie silpnėja jų įtempimas ir jie tiesiog sudulėja. Jie pasidaro netokie tvirti. Apie va šituos poliesterinius siūlus galiu pasakyti tik tai tiek, ko jie nekokybiški. Tai, kad yra nevienodas siūlų storis per visą ritelę. Vadinasi, eina storesnis siūlas, eina plonesnis siūlas. Ir kai jūs siuvate greitai, ties mašinos adatos skylutės susidaro toksai siūlų gumuliukas ir jisai nuplyšta. Vadinasi, tam, kad siūlas netrukinėtų, reikėtų naudoti normalius kokybiškus siūlus. Su jumis buvo Ramunė Savelienė. Iki kitų kartų ir gražių jums siuvinių.